štai už lango gražūs sodai. Įdomu, kiek per gyvenimą Marija yra jų pagaminusi, sukūrusi ir kiek iškeliavo už Lietuvos ribų. Va, atėjo katinas. Nu ir ko tu nori? Ką tu nori? Va. Kaimynų, čia ne... Kaip, čia kaimyna? Kaimynų, čia man jau nepristatė. Čia atėjo pas mane. Jo, va, Ir- čia tų kaimynų. A, tai ateina pas jūs kartais ir viena. Į namus neleidžiu, kad jis kažkoks, žinai, nusišėręs. A, nu jau turbūt garbingam amžiui. Jo, jisai jau garbingas. Supratau. Užžeisi, Robertai, Ar einam pasivaikščioti, kaip jums geriau būtų? kaip nori. O kaip jums patogiau? Man tas pats. Tas pats? Nu. Tai užeinam į vidų Gerai, kažkiek. ateik. Nes tie sodai tokie gražūs, tai turbūt prie jų geriausiai ir kalbėtis. Sakai, Na taip. Tai labą dieną. labai ačiū, kad priėmėt. labą dieną. Taip, miela, pas jūs būt namie. Ačiū labai, kad priėmėte į šiltus namus. Ir ką pastebėjau, kad šitie namai maži, jaukus, kuklus, apibūdina jūsų net charakterį, sakyčiau. Nu, gal. Iš šalies. Gal ir atrodo. taip. Labai nenorėjau gyventi bute. Ir visą gyvenimą gyvenau bute. Gyvenot būtent visą gyvenimą? Jo, aš čia tik tai, mes čia gal 14 metų tik tai gyvenam. O ir tai jau neblogai 14. Tai jau tai neblogai prie smertį. Žinai, aš labai myliu pušeles. Ir va, tam dievulis darė, kad man prieš langus 6 pušelės. Fantastika. Pavilnių regioninio parko. Va. Nes Kaip gražu. Dzūkijoje aš jas labai myliu ir gerbiu. Ir čia va jos man. Aha. Nu, tai niekad nesitikėjau, kad aš taip gyvensiu. Ir kaip čia atsidūrėte, radote Nu, skelbimą tiesiog? Ne, sūnus čia nusipirko tokią lūšną. Ir Ir iš lūšnelės, prašau. Taip, o šalia tos lūšnos buvo dar kita lūšna prilipdyta. Ir kai tas žmogus pasimirė, nu tai sūnus sako, eikit jūs į tą lūšną. Kokią šventę padarė jums, sūnelis? Nu, labai didelė Koks jo vardas? Simonas. Simonas. Aš kai jį pamačiau pirmą kartą, sustojau čia automobiliu, kaip ir nurodėte, ir išėjo jisai. Ir su tokia miela šypsena galvoju, tikrai pataikiau čia Marijos sūnus. Kaip mano kaimynė sakydavo, inšilzyti tavo vaikai, inšilzyti. Inšilzyti? Inšilzyti. Na, kadangi dzūkuojate, tai iš karto noriu paklausti, gal dalis žiūrovų nežino, iš kur jūs kilusi, bet jau kas jūs pažįstate, tai visi kaip nulupta gerai žino, iš kur jūs ir panašiai. Jūs esate nuo Dzūkijos? Dzūkijos. Kuriam Pačios širdies. Pačios Tų šilinių dzūkų, ne kažkokių grumcinių, kurie jau ten visai kitokie. Aha. Šiliniai dzūkai tai tokie karšti žmonės. Bet jūs ne karšta, Kaip? jūs šilta labai. Nu tai dabar jau tik šilta, buvau karšta. A, ne? Jaunystėje, taip. Va, iš kur tas karštis, nuo ko čia jau taip, nuo tėvelio kažkurio, mamos ar tėčio labiau? Nuo tėvulio, tėvulis labai buvo Tėvulis. toksai, tipiškas dzūkas jau, taip. Įsigariačina jisai kaip labai greitai. Aha. Buvo mažiukas, 43 kg svėrė. O, Taip, dzūkai tokie būna. aha, supratau, tai tie šiliniai, konkrečiai koks tai kaimas? Mardasavas. Mardasavas, tai čia Varėnos Taip, rajonas. Varėnos. Kur Ūla įteka į Merkį. Ūla įteka į Merkį, tai čia Tai seniūnija kokia skaitosi? čia Marcinkonys. Marcinkonys, o. Nes Mardasavai yra du. Vienoje pusėje Merkio yra Merkinės jau parapija, o mes Marcinkonys parapija. Tai pusė. Nu tai ką, daugiau sužinosime, einam tada nusirėdys. Einam rūbus nusirėdys. Ir tada pakalbėm. Ką jums apskritai reiškia Jono Basanavičiaus nacionalinė premija? Nu, labai daug reiškia. Aš labai myliu Basanavičių, labai jį gerbiu, kaip didžiavyrį mūsų tautos. Ir ką jis padarė politikui, už tai gerbiu. Bet ką jis padarė etnokultūrai, ką jis padarė folklorui. Jisgi įkūrė tą Lietuvos mokslo draugiją, kurios nariai važinėjo po visą Lietuvą ir rinko visus
artefaktus tautodailės. Savo broliui Vincui jis paliko ten savo palikimą, kad užrašinėtų Aškabalių ir aplinkinių kaimų dainas. Ir tas pamokė jį, kaip tai daryti. Ir jis surinko ir dabar Aškabalių dainos išėjo atskirų tomų. O kiekgi sakmių užrašė. Jeigu ne Basanavičius, mes šito visko neturėtumėm. Parašė studijas iš gyvenimo vėlių ir velnių, lietuvių nekrokultas. Žodžiu, jis labai daug padarė mūsų etnokultūrai, mūsų folkloristikai ir aš dar kai dirbau etninės kultūros centre, tai darydavau tokius vadinamus Basanavičiaus vakarus per jo gimtadienį, paprastai būdavo lapkričio 23 ir ten pakviesdavau ansamblius, skaitovus pavienius, kurie skaitė tas sakmes jau surinktas, kurie dainavo tas dainas. Ir aš nuo senų laikų turiu jo portretą. Kažkur skaičiau, kad turit nuotrauką jo. Taip, turiu. Kaip atsirado ta nuotrauka? Aš tada, kai buvo tie vakarai, buvau išdidinus tokia iš nuotraukų. Kažkur gavau nuotraukėlę, aš dabar neatsimenu. Ta nuotraukėlė dabar pas mane, o tą portretą buvo išdidinę ir mes ant molberto pastatydavom per tuos vakarus. Tai tas portretas tai liko etninės kultūros centre, o šitą nuotraukėlę aš turiu. Ir čia, kai sprendėsi, kas gaus jau tą premiją, tai aš vis praeidavau tokią magiją juodą užsiminėjau ir sakau, žiūrėk, Basanavičiau, kad man būtų ta premija. Materializavo mintis. Taip, ir paskui Kezienė Irena iš kultūros ministerijos paskambino, sako, sveikinu. Apsiverkiau. Tikiu pilnai. Graži istorija. Apskritai, Jono Basanavičiaus man meilės istorija jautri labai. Taip, jis liko vienišas kaip tas gandras iki gyvenimo galo, kai neteko savo tos mylimosios. Ir va taip, kaip ir mano tėvelis, tarp kitko, jisai irgi liko našlys, labai jaunas, ne tai jaunas, bet jis dar gyveno po to 30 kelis metus, kai mamytė labai jauna pasimirė. Ir jam ten piršos ir panelės, ir našlės visokius išsiskyrusios, nors tais laikais beveik nebuvo išsiskyrusių. Bet jis atsisakinėdavo, kad sako, aš liksiu ištikimas savo Onulai. Onulai. Taip. Tai ir Dievui reiškia ištikimas ir Onulai. Taip. Jeigu žmogus ištikimas, jis visur ištikimas. Tada visur. Negali būti žmogus toks palaidas, nemylėti Dievo, kuris savo asmeniam gyvenime palaidai gyvena. Aš taip įsivaizduoju. Gal yra ir kitaip. Kiek jums metų buvo, kai mamytė paliko žemę? Jo, 16. 16 metų. Labai poskus. O jūs kiek turite brolių seserų, ar yra? Mes buvom keturiese. Vienas broliukas mirė, dabar aš likau viena. Užpernai palaidojau paskutinę sesę. Ir taip kažkaip labai nejauku pasidarė žemėje gyventi. Nes, nėra tų artimų žmonių labai. Pripratot. Taip. Mes buvom skirtingos, bet vis tiek tas kraujo šauksmas kažkoks yra ir atsakomybė už tą žmogų ir kažkoks supratimas didesnis negu kad. Iš vaikystės, tai ką dabar jūs darote iki šiol, kuriate sodus nuostabius. Ir kas paskatino, iš kur atsirado tokie dalykai? Juk turėjo būti turbūt vaikystėje kažkoks pasaulis, kuris sukosi, gal kažkokios tai tradicijos buvo šeimoje, ar matėt kažkas gamina tos sodus, tos dainos galų gale ir kiti dalykai. Kas užbūrė jūsų sielą užsiimti šiais dalykais, nes kiek stebiu šalies, jūs esate be galo laiminga kurdama šitos dalykus. Iš tikrųjų. Mano visas gyvenimas tai praėjo tokioj labai tradiciniai šeimoje. Mano tėvulis sakydavo, vaikeliai, ką radom, taip turim palikti. Ir jisai tenai darydavo tokias, mano akimis žiūrint, juokingus dalykus.
sakykime, per kūčias jis atneša šiaudų kūlį, užpila skysčių, kuri virė žirniai. Nes kūčių dieną mes gaudavom tik žirnių, iki vakarienės mes nieko nevalgydavom. Tai va, tie žirniai išverda, tą skystimą nupila ant tų šiaudų, padaro tokias grįžteles ir eina apriša vaismedžius. Jis buvo užveisęs sodą, visų kaimynų nuostabai, sako, tam pieskinė jis ten nieko neužaugins. Ir jis užrišdavo tais ryšiukais obelis, kriaušės, sakydavo, kam tėvuli tu tam darai? Nu, kad būtų daug grūšių, kaip tų žirnių puode, kad būtų daug obuolių. Na ir užsiaugino jis tą savo sodą, dar ir dabar mes valgom jų tėvulio sodintus antaninius, grokštainius. Tai vasarą į sodybą važiuoji? Taip. Ir nežiūrint to, aš gimiau tarybiniais laikais, ir nežiūrint to kolchozo brukamo to gyvenimo būdo, mano tėvuliai kažkaip jautė, kad yra kitos vertybės ir kad neturi išmušti. Ta tėvulio... Grodavo per radiją Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė, sakydavo, vaikai, čia ne mūsų himnas Lietuva, tėvynė mūsų. Kai būnate sodyboje, ar aplanko kokie prisiminimai vaikystės, ypač esant tokiame gražiame amžiuje? Labai, kuo senin, tuo daugiau tų atsiminimų. Ir tos tėvulio dainos, jisai, sakykime, vasarą atsibundam, mes išbėgam į lauką, saulė tekant nuo miško, tėvulis gieda. Sode vaikšto ir gieda. Jis buvo giedorius? Taip, jis buvo dainininkas, jis paliko Čiubalų Sakalas atsiminimų knygą. Buvo išleista, bet jau po jo mirties, tai ten jo dainos. Jo dainos? Taip, jis labai daug liaudies dainų mokėjo, ten virš 300 pasakų mokėjo, pasakojimų visokių, sakmių irgi. Ir Norbertas Vėlius dar amžinatilsį su Danute Krištopaite tą knygą išleido, bet nesuspėjo išleisti, kol jis gyvas, po 2 metų tik išėjo tą knygą. Kiek metų jam buvo? Jam buvo 80, kai jis mirė. 80-ais mirė, o knyga išėjo 82. Na ir tai buvo, tėvulis vaikšto po sodą, gieda ir kažkoks toks stebuklas, ta saulė tekanti, ta tėvulio giesmė. Ar yra įstrigusi kažkokia tai pagrindinė jo giesmė daina, kuri dainuoja ir jūsų širdis? Tu pucinė raudonas. Ar galėtumėte truputėlį padainuoti? Paskui nusiraminsiu, tėvulis labai mėgo pucinį. Ir jam daug dainų mokėjo apie pucinų. Apie sakalų labai daug, apie pucinų. Jis sakydavo, kol pucinėlis kai pražys, tai tada man lengviau pasidarys. Jis šiaip turėjo kažkokį tokį širdies nepakankamumą, jam būdavo sunku kvėpuoti, bet kai tas pucinėlis jau pražįsta, tai jam tada jau lengviau ir sako, o tai dabar dar metus gyvensiu, jeigu jau pucinėlis pražydo. Tai va, jisai ir sodyboje turėjo kelius pucinus ir aš atsivežus čia pasisodinus 2 pucinų krūmai auga. Iš tos sodybos savo gimtinės. Taip, ir aš taip neskinu tų uogų ir paskui vieną dieną atskrenda svirpleliai ar kokie ten paukščiai tokie nemaži tokie, kiti vis nieks nelesa, bet jų tokia gauja užpuolė ir nulėsi taip, iš raudono krūmo taip tik juosta ir pasidaro visas juodas. Labai įdomu stebėti, dabar aš jau pasiskinu iki jų atsilankymo šiek tiek, man tiek daug nereikia. Na, o jis, tėvulis mėgo ir tas uogas valgyti, mažiaus tokios karčios ir dainuodavo. Na, viena jo daina tokia,
Tu pucinė raudonasai, pucinėlį raudonasai, ko palinkai inšala, ko palinkai inšalalai, inšalalai neščiastyvų, o aš jaunas bedala. Džiugų dainos, sako, liūdnos, jos neliūdnos, jos graudžios. Jos graudžios. Tai yra skirtumas tarp graudžios, liūdnumas, kada jau visiškai beviltiška, o graudumas tai toks viskį keliantis toks jausmas, kad graudu lyg tai apie tą pereinamumą, apie tą amžinybės kažkokį ilgesį, apie kažkokį amžino grožio ilgesį. Taigi tie sodai atsirado iš to ilgesio kažkokio harmoningo, gražaus kažkokio. Tai vat neatsitiktinai čia apie sodus vis užsiminate ir tie tikrieji sodai obelų atsidūrė ir pavirto, kaip sakyti, namuose, tie sodai, kur iš šiaudų dabar jie yra daromi, kuriami. Kada pirmą kartą į rankas paėmėte šiaudelį, siūlelį ir pravėrėte? Jau gal prieš 40 metų. Ir Mardasavę aš sodų nemačiau. Mano sesė, kuri vyresnė, kuri buvo 10 metų už mane vyresnė, jinai gimusi iki karo ir jinai yra mačiusi sodą. O aš jau nemačiau, nes tas karas, paskui pokaris buvo labai žiaurus tenai. Labai žiauriai mano vaikystė, kurios, aš atsimenu, kaip tėvui buvo stribai įdėję pistoletą į burną ir ketino nušauti. Mes ten rėkėm, šaukėm. Ir tai mamytė, dėl to matyti visų pergyvenimų, ta liga. Na ir tai aš jau buvau, gal arti 40. 40 pradėjote? Taip. Bet kadangi man dabar 40, tai aš jau 80, man kadangi 80, aš jau 40 metų rišu tuos sodus. O tai kas patraukė, kodėl sodą, o ne kitas amatas, tarkim, vat būtent? Aš pakliuvau pas Malviną Česnulienę, Mančiagirės kaime, gyveno tokia močiutė, tada jinai buvo vos ne mano amžiaus, dabartinio. Ir jinai gyveno tokioj lūšnelėj, tokioj žemoj, tokioj aprūpusioj, langučiai maži, taip einant paslenkti reikia pasilenkt, kad kaktos nenusimuštų. Bet kai ten įeini, ten palubėse paukštukai, angelukai, saulutės, sodai, žvaigždės sukasi ir nuo to durelių suvarstymo visi į skirtingą pusę, kažkoks magiškas. Ir kai pamačiau, o jinai juos vadino širšuonais, nes sodus visą, kiekviena Lietuvos kampelis kitaip vadina, jinai vadino širšuonais. Širšuonai. Taip, širšių lyg tai lizdas jai priminė. Vaikeli, nori, aš tave išmokysiu širšuonus, nes jinai buvo fanatikė tų sodų. Būdavo į kaimą atvažiuoja, ten retaigi kažkada tais laikais atvažiuodavo į kaimą kokią mašiną, jin bėga tuos sodus paėmus į rankas parodė. Na, jinai, aišku, norėjo, kad nupirktų juos, bet kad pamatytų tą stebuklą žmonės, aš nežinau, kaip jinai tais sodais buvo užsidegusi ir kad tik tai mokytųsi, kad tik tai kažkas rištų daugiau. Tokia buvo jau ambasadorė visiška sodų Dzūkijoje, bet nieks neužsikrėtė tais laikais. Aš jau tada dirbau etninės kultūros centre ir kai man atsirado galimybė, kai jau pati išmokau mokyti kitus, daryti labai daug seminarų darydavau ir labai daug ateidavo žmonių ir iš miesto ir paskui švietimiečiams, tai aš nežinau, kiek aš išmokiusi žmonių, tik tai aišku, per kiekvieną mokymą matai, kad kažkas tai užsikabliuoja iš tikrųjų, kad jau tas jau riš, o kažkas tik šiaip savo, kažkam įdomu, bet nesiseka.
Nu, ir vat, o tų fanų ir atsiranda ir dabar labai didelis būrys žmonių. Išpopuliarino taip labai. Taip. Ir ypač, kai UNESCO įtraukė 22 metais, į UNESCO įtraukė, 23 jau aš pamiršau, tai tada, atsimenu, užėjau į vieną galeriją, ten kabodavo sodelių pardavimui tuščia. Sakau, kas čia atsitiko? Sako, kai paskelbė, kad UNESCO įtraukė, tai sakė, tą pačią dieną išpirko visus sodus, nes mūsų, matai, žmonės tokie, jeigu užsienį įvertino, tai čia jau kažkas tai vertina. O kol neįvertint, tai patys save truputį kažkaip keistai. O sakykime, japonai pamato sodą, nu ir jiems jau labai jie sureaguoja, jie iš karto, nes matyti ta žaliava, ta tokia, tokia sakralinė, nes apie šiaudus irgi daug galima kalbėti. Ir jų daug, tam šintoizme, daug tokių apeigų su džiovinta žolė, su šiaudais. Ir dar ta struktūra visa, jie labai sureaguoja ir atsimenu, aš pradžioj, kai čia pradėjau populiarinti juos, mes darėm sodų parodą Konarskio gatvėje televizijos tam ilgam koridoriui. Ir kabinom mes ten tuos sodus, gal 50 mes tų sodų kabinom ir pusę dienos. Ir prieidavo kultūros žmonės. Ir prieidavo kaip pro tuščią vietą daugas. Na, tada nieks nežinojo tų sodų, bet jų neužgaudavo, nesuvirpėdavo jų, taip kaip japonų, sakykime. Išnaikinta buvo šitas DNR jau mūsų atminty. Ir reikėjo daug pastangų, kol suprato, kad čia yra kažkas. Įsąmoninote per eilę metų. Taip, jau tiek daug kalbėjau apie tos sodus, tiek daug rodžiau, tiek daug mokė. Nesuskaičiuojama, ne? Nesuskaičiuojama, tikrai. Ar yra pats brangiausias sodas, kurį jau tikrai niekam netiduodate, tik pas jūs yra? Nėra tokio. Jeigu kažkas paprašo, tai duodu. Va, tai reiks prašyti? Reiks prašyti. Išsidavėte. Dar aš kažkaip noriu sugrįžti dabar į Sniečkų sodybą, Arūno ir Vidos, nes jūs man labai esate panašus žmonės savo etnokultūra, tautiškumu, pilietiškumu, meilė gimtiniai, tėviniai, žodžiui, dainai, garsui ir panašiai. Ir man beviešint pas juos, ten taip pat sukasi sodai, labai gražu. Taip. Ir tokį vieną dalyką pastebėjau, kad jūs labai panašus net ir charakteriu, to lengvumu, to gėriu, tą meilę, rišatės lyg į vieną sodą kartu, tik tai skirtingose erdvėse. Ar tenka bendrauti? Labai. Vidutė, tarp kai irgi dzūkiai. Dzūkė, kažką girdėjau. Man atrodo, net mes iš išvaizdos truputėlį panašios. Ir man buvo labai skaudu, kai aš gavau tą premiją, jie irgi buvo pretendentai. Kaip nepatogu, kaip irgi tokie sunkiasvoriai. Ir aš net galvoju, gal man perleisti kažkaip tai jiems ar kaip, bet vėlgi, vėl negerai. Ir kai sekančiais metais gavo jie po manęs, aš buvau laimingesnė gal negu kad aš pati gavusi. Nes jie tikrai verti šito, verti kaip jūs, dėl tų savybių, ką jūs išvaldinot, kokie jie tautiški, kokie jie pilietiški, kokie jie ištikimi. Aš netgi įteikiau Filharmonijoje tą premiją. Mačiau. Tai čia iš viso buvo šventė matyti tokius žmonės, kurie it vienas mazgas jūs esate kažkaip. Taip. Kaip mes taip nesupranta, kad viskas, mes bendrystė didžiausia esame. Šito žemės vaikai apskritai, visos žemės vaikai, ne tik Lietuvos.
Galų gale ne tą orą, vat mes iškvėpėm, aš iškvėpiu, jūs įkvėpėt, ir atvirkščiai. Dalinamės, stiprinam DNR. O mums vis atrodo, kad mes kažkokie labai skirtingi, labai. Aš dabar pratinuosi į visus žmonės žiūrėti su meile. Tai aš pritariu, žinokit, tai labai padeda. Padeda. Yra dalykų, yra bruožų, kurie labai erzina. Bet gilumoje kiekvienas žmogus yra tyras ir jisai turi tą dievišką kibirkštį. Ir vat per tą mes galim labai tą vienybę pajusti ir visi Dievo vaikai, taip sakė. O tie doresni žmonės buvo ir tauresni gyvendami gamtoj. Mes dabar labai nustekenti dėl to, kad mes uždaryti į tuos blokus. Aš vis prisimenu Senekos tokią mintį, kad priimkite viską, ką jums siunčia likimas. Juk kas geriau jums labiau tiktų, negu tai, kas tas vasiūlas jaustas į jūsų audinį, jums labiausiai tinka. Nes, kaip sakant, be Dievo valios nieko neįvyksta. Ir jis geriau žino, ko mums reikia. Mums atrodo labai yra negerai, neteisinga, skausminga. Nenorim priimti kažko tai, ar mirties, sakykime, mamytės mano mirties. Atrodė, kad jau visiškai čia kažkokia nesusipratimas, nesąmonė kažkokia. Jis turėjo gyventi. Bet matyt, taip reikėjo. Bet man atrodo, kad kiekvienam žmogui yra tam tikra misija atlikti savo augimą. Taip. Vieniems anksčiau pavyksta greičiau tą augimą pajausti, kitiems vėliau. Ir tik per priėmimą gali išlikti ramus, per priėmimą visko. Karą dabar aš galvoju, matyt turėjo, šitas buvo Ukrainos karas. Šventvagiška tai pasakyti, bet kažkas už to slypi. Kažkas iš to išeis, kažkas geresnio, kažkas gražesnio. Ir kai taip šitaip žiūri, tai tada ir ramesnis pasidarai ir nestatai reikalavimų kitam žmogui. Kažkokiu tai. O kada nestatai reikalavimų kitam žmogui, tada jį gali priimti visiškai. Skambinai jums? Bet ten vyras viršui. O, tai turime klausytoją puikų. Gal jisai savo reikalai susijęs. Aha, o vyras jūsų kuo užsiema? Inžinierius. Inžinierius. Taip. Ir dabar jis pensininkas, aišku, kaip ir aš. Bet jis labai buvo taip, technokratas, toks jau atsidavęs savo plasmasėms. Jis konstravo plasmasių perdirbimo įrangą. Bet ar tai jūs esate vienas kitai konstruojant sodus, jisai kaip plasmasė? Jo, jis pradeda man aiškinti, kad sako, tu čia negerai. Jisai turi tokį pajautą tos harmonijos. Ir aš kartais jo paklausau. Nepykstate? Nepykstu. Jeigu jau labai įkyriai kažką tai siūlo, kur jau tikrai matau, kad negerai. Nes jis yra lankęs tokius Šapošnikovą. Aš pas profesorių Šapošnikovą lankiau, kad ala dizainas, bet tada vadinosi kitaip tie kursai. Jis kelis mėnesius buvo ten Maskvoje, pas Šapošnikovą mokėsi. Vis tiek vardas įstrigo jam. Įstrigo. Ko vardą jūsų vyras? Henrikas. Henrikas. Kur susipažinote? Aš kaip plasmasinė irgi esu. Aš dirbau plastoj, nes aš baigusi konstravimą. Ir, kaip mano draugai sako, taip labai netinkamos specialybės negalėjai pasirinkti. Bet buvo taip, kad baigiau 7 klases Puvočiuose ir tada man reikėjo rinktis, ar važiuoti į internatą Merkinėj, ar į bendrabutį Marcinkonyse, nes daugiau kur tęsti mokslus. Tėvulis sako, gal ją pasilieka, man tūkio, kad būtų. Bet mamytė buvo labai prieš, saugau Dievę, toks gabus vaikas. O tas mano gabumas buvo toks, kad mano sesė 2 metais vyresnė, lankė mokyklą,
Na ir aš aišku išmokau 5 metų rašyti, skaityti ir viską labai, nes, nu, kam aš viską žiūrėdavau, ką jinai darydavo ir iš paskos viską ir labai norėjau tų pasakų skaityti, turėjom vieną knygą pasakų. Na ir tada man reikėjo rinktis arba eiti ten į tuos internatus, arba važiuoti į Vilnių, nes sesė jau mokėsi Tallat Kelpšoj, jinai baigė muzikos akademiją, kankliavimą, nes jin turėjo labai nuostabų balsą ir absoliučią klausą. Na ir kai mes ten giedodavom, tai ten eidavo, mes Marijos valandas giedodavom per Adventą, per Gavėnią Kryžiaus kelius ir kur ten reikėdavo... Kurioj bažnyčiai? Su tėvuliu, namuose, namų bažnyčių. Ir kai ten reikėdavo ten išgiedoti kažkokias solinės partijas ar ten kokias, tai prašydavo sesę. Ir aš pavydėdavau baisiausiai, nes tėvulis sakydavo, tavo dzikas balsas, tėvulis pats labai gražiai dainavo. Ir įsivaizdavo, kad tik tai labai jau gražiai turėtų dainuoti žmogus, o tokio dzikų balso, kaip mano, tai aš iš viso pradėjau dainuoti, kai tėvulis pasimirė, kai jis negirdėjo, jis bijodavo ir savo balsą parodyti. Na ir tada gal važiuoti į Vilnių mokytis, nes jau ten sesė gyveno, ten buvo teta, mamytė sesuo gyveno. Nu ir tada, o kur? Jokio ryškaus talento neturiu, taip kaip sesė. Tai ką, pasiėmiau laikraštį, būdavo labai keli puslapiai, tokio didelio laikraščių, neatsimenu, ar Valstiečių, ten laikraštis ėjo, ar kaip pavadinti, ar Tiesa. Tiesa. Gal Tiesa. Ir nuėjau pas mokytoją tokį kaimyną, jisai atostogavo, sako, kur man mokytis. Jis vartė, dar skaitė. Nu tai va, yra technikumas plasmasė. Labai perspektyvų, kas ta plasmasė. Aš nežinojau, dar plasmasė. Stok į plasmasės. Nu, aš ir įstojau tas plasmasės. Ir kadangi baigiau tas plasmasės, pradėjau dirbti plastoj, o tada plasta kažkaip sugalvojo mane pasiūsti mokytis. Būdavo taip, kad gamyklos stipendija. Nu ir jiems matyti planas kažkoks buvo ir sako, gal tu nori mokytis, sakau, noriu. Nu tai kur į KTU, tada buvo Kauno Politechnikos institutas. Ir sako, tada vėl grįši čia ir dirbsi vėl plastoj. Nu aš taip ir padariau ir ten įstojau ir mano ta stipendija būdavo už visų kitų didesnė keliais litais, ne, rubliai tada buvo. Ir aš gaudavau anksčiau negu visi mano grupiokai. Tai būdavo labai smagu, aš gaunu, visi laukia, tada eidavom į Spurginę, ten prie Soboro tokia buvo. Ir dabar likusi. Ir dabar. Jo. Ir mes labai greitą stipendiją pravalgydavom, paskui jau jie gauna po kelių dienų, aš beveik neturiu, bet jau jie neatsimena, kad aš. Žodžiu, tai buvo. Na ir kai baigiau vėl tą aukštąją mokyklą, tada vėl grįžau į plastą ir ten pamačiau Henriką. Kiek metų buvo, kai pamatėte Henriką? Ai, aš pamačiau gal 26, ištekėjau, gal 28, senai ištekėjau. Tai jau tais laikais vadinama labai jau. Taip, anksčiau jau tekėdavo labai jaunos, 20 metų. Dabar 30, sako, jaunas. Dar jaunas. Nu, paskui per 3 metus pagimdžiau 4 vaikus, užauginau juos. Tai vaikų vardai? Simona, Modesta. Modesta tai išrinko vyras tą vardą. Kažkaip buvo didelis sąrašas ir ant galo paties užrašiau tą Modestą, nes mano draugė sako, aš turiu pusseserę Modestukę ir labai jinai gera, sako, gal tu užrašyk ir Modestą. Ir jis parėmė, sako, aš ten buvau Skaistė, Vytautė užrašius, kurie man labai gražus. Jis sako, Modesta, sakau, tu ką juokauji? Sako, taigi buvo sąrašė. Tai va, Modesta.
tada dvynukai Simonas ir Ona, o čia Simonas, kur jūs pamatėte, tai čia architektas jisai. Ir Mykoliukas Pagrandukas, Mykolas Lakūnas. Lakūnas, architektas. Juristė Ona dirba vidaus reikalų ministerijoje, o Modesta Tautosakos institute. Va, tai vieną turiu, kažką turit, pasiteisino, gerai. Apsigyniau disertaciją lietuvių liaudės baladės. Nes baladės buvo nelabai tyrinėtos, tai jinai pasiėmė va tą temą. O, kaip įdomu. Nu. Ar džiaugiatės apskritai gyvenimu? Labai. Sakau, mano gyvenimas tai panašus į šitą, į pasaką kažkokią. Taip. Iš tų visų vargų, iš to visko, aš dabar gyvenu, matau 6 pušyles, turiu mėgstamą hobį. Net ne hobis, jau čia gyvenimo būdas. Anūkams sakau, aš daugiau nieko nenoriu, tik sodus ir sako, nu tai tu bobulė įrišk. Išmokusi jau daug anūkų. Nu visi jie moka, bet tik tai vienas labiau įsikabliavęs labai riša. Mes su Gabrieliu, Simono vyriausias sūnus, surišom tokį didžiulį sodą prieš 2 metus, atrodo. Marginių klojimo teatrui padovanojom, kai jie po gaisro atsistatė ir jau buvo atidarimas, tai buvo iškabintas tas sodas iš 6600 šiaudelių. Oho. Ir ten didesnę dalį surišo Gabrielius. Jis surišo tokius mažiukus sodelius, o paskui aš jau komponavau į didelį. Sėdėjo visą vasarą vaikas prie tų sodų, jam patinka. O dabar jau jis uždarbiauja, jau jį mokytojas paprašo ir dabar viena Velykoms paprašė suriš Gabrielių sodą. Jis suriša ir kažkokį pinigą gauna. Nunežais į mokyklą. Sodai turi kažkokią galią irgi. Turi. Ir trapu, ir kartu kažkokį, nežinau, kaip apsakyti, kažkokį jausmą neša. Man ir lengvumas kartu kažkaip pakyli nuo to žemės ir tau kažkaip lengviau. Tikrai. Tam ir kabindavo juos virš stalo. Kad pratęsti tą sakralinę erdvę nuo stalo, į dangų, kad žmogus pakeltų akis. Ir kada jie pradėjo rišti, kaip ir Vidutė sako, gal sietynus pasižiūrėjo į žvaigždučių spiečius tuos ir pradėjo jie rišti, norėjo pakabinti. Nu, įdėjo kūrėjas mums tą irgi kūrybos geną pas mus ir mes nerimstam. Mes norim nustebinti ir save, ir kitus, ir gal patį dievulį, va. Surišim. Kažką gražaus labai. Nu, toksai, anot vieno poeto, toksai vakaras, kad nesinori niekur eiti. Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu. Tai neisiu, niekur neisiu. Vakaras toksai, kad nėra kur dėtis. Tikrai. Labai ačiū Jums už šimtą pokalbį, gerbiama Marija. Tai kaip čia dzūkiškai atsisveikinti reiktų? Su dievuliu. Su dievuliu. Labai esu laimingas, kad turėjau galimybę pabūti net Jūsų namuose. Tai čia mano namuose, tai tokie užeigos namai, kas nori čia ateina. Taip. Aš manau, kad čia ateina geri žmonės pas Jūs. Taip, ateina 11 anūkų, 2 marčios, 2 žentai, 2 dukros, 2 sūnus ir mes su vyru. Ir kur telpa į šitam namelį. Bet čia dar vieną stalą pastatom, kaip būna kūčios ar Velykos. Ar vėlyva, ar pelėda esate ar vyturys? Aš esu tai vyturys, bet mano vyras pelėdas, visiškas pelėdas. Tai aš esu jo kolega tada. Tinka vis tiek anksčiau keltis. Nu, tai ką? Aš nežinau, ar čia bus ne per šalta. Kaip Marija Liugienė, mūsų karalienė soda.
Marija Liugienė, karalienė, labai rimuojasi. Na, va, taip ir paliksime. Su Dievu. Su Dievu.